mūsų senas žinių vedėjas pradingo. Ir kitose žiniuose aš būsiu jūsų naujas žinių vedėjas, kol mes atrasim kitą žinių vedėją Ernestą. Ir dar kitose žiniuose 22 žmonės pradingo iš niekur nieko. Jei jūs matėte šitus visus žmonės ant ekrano, paskambinkite 112, jei suradote. Turbūt jūs surasime. Wow, kas čia per kambarys? Mus čia įdėjo į naują kambarį. Mes judėjome jūs į kitą mažesnį kambarį dėl jūsų saugos kitam žaidimui. Nors čia nėra ir vėl lovų. Tada miegosiu ant žemės. Bet nei nenakti, tik to. O kodėl tu į mane žiūri taip? Palauk, ne, palauk. Einu ten kažkur būti, kad Vilnius nesužinot, kad tai buvau aš. Seselė? Seselė? Atsibusk. Ji mirė. Bet kaip ji mirė? Aš niekada nesužinojau jos tikrą vardo. Aš visada tave vadinau seselė, nes tu buvai mokyklos seselė. Makaronai. Čia buvai tu? Mano geriausias draugas? Už Čarlio, bet jis mirė. Aš turėjau tą padaryti. Kitas žaidimas pradės už 5 minučių. Pasiruoškite. Atsiprašau. Kitas žaidimas prasidės tuoj. Kas čia per žaidimas? Tu tikrai? Čia aišku yra, mes mušimės, nes žalias yra aš, nes aš kyvis ir aš žalias, nors aš rudas. Ir tu mėlynas. Nors makaronai nėra mėlyni, tu vis tiek mėlynas. Tu durnas, čia yra, mes žaisime nuliuką X-uką, arba kaip norite vadinti, O ir X. Aš vadinčiau nuliuką X-uką. Taisyklės yra, vienas turi būti nuliukas, o kitas X-ukas. Jūsų bus markeriai ant žemės. Gerai, jau nebesakyk, mes žinom čia taisyklės. Padėkim popierą ant žemės. Gerai, kuo tu nori būti? Nuliuku, nes mano figūra yra kaip nulis. Jo, aš X-as, aš pradėsiu pirmas. Haha! Tikrai nepraleisiu, tu mirsi. O aš tau neleisiu. Ane, o aš čia dugne pradėsiu. Palauk, kodėl aš pasakyčiau? Makaronai? Makaronai? Prašau, aš paimsiu save už tave. Ne, prašau, Vilniau, bet mes draugai. Aš irgi to nenoriu, makaronai. Iki kyvi. Vilniau, pasakyk mano tėčiui, kad aš jį myliu. Bet tavo tėtis mirė. Ir tu mirei, tai tu pats pasakyk jam pragare ar rojoje. Nežinau, kur tu eisi, bet pasakyk jam pats, nes tu mirei. Šitri. Aš betinau ant to makarono. Pinigus kažkur turėjau išleisti. Štai tavo pinigai atgal, Donaldai. Taip, žinau, kad
neturi taip šnekėt. Aš žinau, kad Vilnius laimės, jei! Aš niekada iš tikrųjų nesutikau jo, tu iš tikrųjų sutikai, bet aš betinu ant tų, kur nežinau. Jo, ir aš betinu už tų, kur žinau. Aš niekada nesutikau Makarono, bet sutikau Vilniaus. Nežinau. Gerai, pasimk savo pinigus, aš einu, lauksiu kitais metais, kol išeis kitas žaidimas. Iki jūs. Pone, jau VIPs išėjo, jie lauks kitais metais. Gerai, aš noriu, kad Vilnių mane atvestute pas mane. Gerai, pone. Na, aš jau žinau, kur Vilnius yra. Turėčiau jau sugrįžti. Visi žaidimai jau pasibaigė. Sugrįšiu namo. Jis laimėjo, bet Makaronas mirė ir kiti. Pasilgsiu jų. Turiu sugrįžti namo iš šitos salos. Turėčiau pasakyti policijai. Jo, nusimsiu šitą kaukę. Ei, kas tu? Aš turėjau šautuvą, bitches. Eina iš čia. Kur aš esu? Autobusų vairuotojau? Labas, Vilniau, ateik. Pone, kaip jūs išgyvenote, juk jūs Pala. Jūs išėjote į tualetą ir jūs niekada nesugrįžot. Pala, kas jūs iš tikrųjų esat? Aš sukūriau žaidimus. Visus? Taip, kiekvieną metą surinku žmones ir padarau žaidimus. Ir nuo to kai kurie yra vaikai ir jie miršta, nes aš alergiškas vaikams. Bet... Pala, o tai jūs... Ką? Aš nesupratau, o kodėl jūs tai padarėte? Todėl, nes aš esu iš tikrųjų milijonierius ir aš atsibodau su pinigais ir aš nekenčiu vaikų, nes aš alergiškas nuo jo ir vien ateina pas mane. Ir aš ne vienas. Ponas Herkus man padėjo ir aš labai daug žmonių įdėjau tos žaidimus, kad man padėtų ir mokėjau juos. Ir turėjau Mickey Mouse ir Donaldą, kad jie ateitų, nes jie man moka už pinigus už tą. Ir aš mirštu, nes aš turiu, aš vėžį turiu, tai jo, aš kartais pamirštu dalykus. Aš ne tik vėžį turiu, aš esu dumbass, aš viską pamirštu. Ir mano paskutiniai žodžiai šitam pasauliu yra, aš alergiškas vaikams. Ne! Nors gavau milijonus eurų, aš milijonierius. Aš iš tikrųjų laimėjau.